Pušelės karalystė ir slibinas. Seniai, giliai miškuose augo stebuklinga pušelės karalystė. Tai nebuvo paprastas miškas. Kiekviena pušelė šnarėdavo savo dainą, o jų viršūnėse spindėjo saulės šviesa, tarsi aukso karūna. Karalystę valdė išmintingoji kankorėžaitė, drąsi, švelni ir labai protinga valdovė. Vieną gražią pavasario dieną virš miško sutvieskė sparnų šešėlis. Atskrido piktas slibinas. Jis rūsčiai užriaumojo galingu balsu. Nuo šiol aš valdysiu pušelės karalystę. Visi klausykite tik manęs. Pušelės neramiai sušnabždėjo. Paukščiai nutilo, o žvėreliai pasislėpė. Tik drąsioji valdovė kankorėžaitė išėjo pasitikti slibino. Ji pažvelgė į jo didelės akis ir paklausė: O ar tu, slibine, nepavargai? Juk skridai iš labai toli. Slibinas nustebo, nes anksčiau, kad ir kur jis nuskrisdavo, niekas niekada nieko neklausinėdavo. Visi paklusdavo. O dabar taip netikėtai toks paprastas klausimas. Jis nuleido sparnus ir susigėdęs sumurmėjo: Na, iš tiesų, tai truputį pavargau. Tai pailsėk, švelniai pasiūlė kankorėžaitė. Mūsų miške gausu švelnaus samanų patalo ir pušų dvelksmo. Čia greitai atgausi jėgas. Slibinas trumpai pasvarstė pasiūlymą ir galiausiai sutiko. Jis atsigulė ant samanų, užmerkė akis ir pajuto, kad nuovargis tirpsta. Pailsėjęs, jis vėl atsistojo ir galingai sušuko: Dabar, kai jau pailsėjau, aš pradėsiu vadovauti. Nuo dabar aš čia valdovas. Visi klausykite tik manęs. Pušelė suvirpėjo, bet kankorėžaitė nė trupučio neišsigando. Ji vėl žengė pirmin ir ramiai paklausė: O sakyk, ar tu ne alkanas, slibine? Juk vadovavimas reikalauja daug jėgų. Iš kur jų gausi, jei nebūsi pavalgęs? Slibinas prisėdo ir pajuto, kaip gurgia jo pilvas. Pagalvojo jis, aš tikrai labai alkanas. Gal ką nors ir užkrimščiau, ramesniu balsu sutiko jis. Kažkur girdėjau, jog geras valdovas tai sotus valdovas. Tai išgirdusi kankorėžaitė mostelėjo ranka ir miškas atsiliepė. Paukščiai atnešė uogų, voveraitės riešutų, o upelis dovanojo tyro vandens. Valdovė kankorėžaitė iš visų suneštų gėrybių išvirė gardžiausią košę pasaulyje. Šiltą, kvapnią, garuojančią, su medaus lašeliu ir miško uogų saldumu. Kai kvapas pasklido po visą pušelės karalystę, visi gyventojai stabtelėjo ir nosimis traukė tą nepakartojamą aromatą. Slibinas giliai įkvėpė ir prunkštelėjo. Oho, tokios košės dar nesu uostęs per visą savo gyvenimą.
Kankorėžaitė nusišypsojo ir ištiesė jam garuojantį dubenėlį. Štai, prašom, paragauk, pasiūlė ji. Slibinas pakabino šaukštą, paragavo ir jo akys nušvito. Nieko skanesnio nesu ragavęs, pagalvojo jis. Jei jūs sutinkate kasdien virti man šitą stebuklingo skonio košę, aš pažadu daugiau nebebandyti vadovauti. Miško gyventojai pažvelgė vieni į kitus ir prapliupo juoktis. Juk kas galėjo pamanyti, kad baisiausias Slibinas pasiduos dėl dubenėlio košės. Nuo tos dienos Pušelės karalystėje tvyrojo ramybė. Slibinas liko ne valdovas, o didžiausias košės gerbėjas. O išmintingoji Kankorėžaitė dar kartą įrodė, kad sumanumas nugali jėgą. Tikrieji valdovai yra tie, kurie moka pasirūpinti, kad visiems būtų gera.